Matas visada norėjo žaisti rinktinėje. Ir su juo buvo komunikuojama nuolat, tik Matas visą sezoną ir šį prašė palaukti šio sezono pabaigos. Apie Aurelijų ir Evaldą Džiaugį ypatingai kalbant, kur tokie du, nežinau, terminatoriai užkietėję Lietuvos. Taip, Džiaugys tai atletiškiausias rinktinės žaidėjas, netrodo, kad jam ten kiek daugiau negu 30, irgi puikus fizinis pasirengimas. Valstybės stipendija iki kito čempionato arba iki kito laimėjimo, po kurio bus viskas perskaičiuojama. Ir vienas papildomas žmogus, kuris į šią šeimą dabar atėjo su tokiu laimėjimu, tai yra būtent Rokas Jucys. 5. vieta atrodo labai geras rezultatas, bet kai laimėjom 4 mačus iš eilės grupėje, jau taip atrodo, taip jau norėjosi to medalio. Krepšinio legendų ir sirgalių aikštelėje jau įamžintos 3 Sabonių kartos. Tačiau nemažiau legendiniai yra ir Lietuvos krepšinio sirgaliai. Ir kiekvienas iš jūsų. Įsiamžinkite ir jūs prie krepšinio namų esančioje legendų ir sirgalių aikštelėje. Visi mes už Lietuvą. Labadiena visiems, LTU Basketball specialiosios tinklalaidės 5 epizodas. Su jumis ir vėl aš, sporto komentatorius Agnius Astopas, ir šiandien vėl su manimi maestro Vaidas Šeponis. Labas, Vaidai. Sveikas, Agniaus, sveiki visi oranžinio sviedinio gerbėjai. Vaidai, pasilgau tavęs iš tikrųjų, nes nors ir ryšį palaikom, aišku, bet viena yra susirašyti ir kita yra akis į akį. Pasilgai, tai sė šalia, ką tu ten taip toli. Į akis kalbant, negali minčių sudėlioti iš anksto, kuomet rašai, žinai, tai viskas yra natūraliau iš karto. Tai puiku. Taip, kalbėsime šiandien mes apie 3x3 pasaulio čempionatą, aišku, apie Matą Buzelį ir šiek tiek apie prasidėjusius LKL finalus, bet pradėsim turbūt nuo svarbiausio įvykio Lietuvai, su visa pagarba visiems LKL finalams, Ryto trenerių paieškai, Carsonui Edvardsui ir jo sugebėjimams už Lietuvos rinktinę svarbiau nieko būti negali. Ir tai yra mūsų šalies garbė, tai yra atstovavimas šaliai, tai yra gyvenimas čempionato ritmu, taip pat kaip ir gyvena visa rinktinė. Taigi 3x3 pasaulio čempionatas Varšuvoje baigtas ir noriu dabar tavęs, Vaidai, iškart paklausti, o kodėl ne su Latvijos marškinėliais tu? Šiandien mačiau žmonių, kad su Latvijos buvo marškinėliais ofisos. Pamiršau, žinok, buvau pasidėjęs, žinai, ir pamiršau, bet šiaip labai smagu, kad braliukai laimėjo, aišku, būtų smagiau, kad mes, bet Latvijai tikrai buvo verti ir mums labai nepasisekė, kad ketvirtfinalėje teko, manau, kad bet kuri kita rinktinė, gal dar išskyrus serbus, būtų buvusi įveikiama. Aš, žinai, tokius 2 naratyvus dabar irgi pastebiu, matau, tai didesnė dalis žmonių irgi sako, kad smagu, kad braliukai laimėjo, valio Latviams, smagu už kaimynus, aišku, bet yra ir tokių girdėjau, kad negi dabar aš džiaugsiuosi už komandą, kuri mus išmetė iš kovos dėl medalių. Čia yra tokie 2, bet taip, Latvijos rinktinė pasaulio čempionė, pirmą kartą apskritai istorijoje pasaulio čempionė iki šiol turėjo sidabrą pasaulio čempionate, buvo olimpiniai čempionai, buvo Europos čempionai ir pirmąją rinktinę tapo, kuri laimėjo 3 svarbiausius iš tikrųjų turnyrus ir dabar pridėjo tą pasaulio čempionų titulą. Ir kai matai tas ašaras visų iš eilės akyse, Lasmanio, Naurio, Miezio ir tų sirgalių ten susirinkusios publikos, supranti, kiek tai yra iš tikrųjų didis įvykis Latvijos istorijos. Taip, ir koks buvo triukšmingas palaikymas, jos dažniausiai lydi didelis būrys aistringų sirgalių ir Latvija tikrai daug metų žaidžia kartu ir labai brandžiai taktiškai sužaidė prieš Lietuvos rinktinę, atakavo mūsų Aurelijų Pakelį, lėtesnį vidurio puolėją, kur buvo po traumos, atakavo ir pick and rollais, ir užtvaromi žaidėjai be kamuolio, jie fantastinis Latvijų fizinis pasirengimas, labai geras užtvaras, geras judėjimas, geri deriniai, tikrai jie buvo verti aukso. Ir čia, žinai, kai tas fantastinis fizinis pasirengimas, jie kelios dienos prieš čempionatą susirinko. Dėl to, kad neturėjo galimybės sportuoti anksčiau, jų žaidėjai atstovauja 3x3 klubinėme krepšinyje ir Šanchajaus klube žaidžia, tai žaidžia Azijos klubuose, tai susirinko Lietuvoje, buvo irgi stovykloje vadovų sporto centre ir tas kelios dienos
pasirodo yra mažesnis laimėjimas lyginant su to, kiek metų žaidžia kartu. Tai užteko vėlgi viską pajusti ir kuo toliau jie į tą piką tik tais atėjo iš tikrųjų atkrintamosiuose. Ir truputį irgi žiūrint, gal tave papildysiu, kad rungtynėse prieš mus vis tik komanda, kuri neturėjo didelio išreikšto aukštaūgio, didelio žmogaus, iš tikrųjų su metikais buvo mažiau paranki mūsų rinktiniai, taip lyginant su to, kas turėtų. Kaip tarkim, prancūzai Žiulį Rambo turėjo didelį žmogų, tai Latvijai mums buvo tikrai neparanku. Bet pažiūrėjau, kad 3 dvimetriniai žaidėjai. Jie Raimo, aišku, tas tradicinis centras, lėtas, jis toks reikalingas pristabdyti Aurelijų. O kiti 3 labai mobilus, Miezis, Lasmanis, tikrai sunkiai sulaikomi, labai gerai veržiasi, labai gerai meta ir tikrai nerado lietuviai kontrargumentų ir net vėluodavo keistis ginamaisiais. Jie turėjo akimirką laisvės ir Miezis, Lasmanis iš karto įmesdavo tą trajeką, žinai, taip. Aišku, ir nesisekė, 3-1 pirmavom ar ne, ir kiek laisvai prametė lietuviai, tai nepakrito, bet laimi stipriausiai. Tai matai, 3x3 krepšiniai ir su tais keitimais jis yra didelės rizikos, nes iš karto arba vėluoji prieš metiką, bet tu iš karto rizikuoji, nes atidengi kažką kitą šonę, tai ne 5 žaidėjai laksto, žaidžia 3 ir jeigu atkreipsi dėmesį apskritai Latvijai paskui ir prieš serbus kaip žaidė ir sakykime, finale kaip atrodė prieš vokiečius, jiems tų išsikeitimų net nebūtinai reikia ten. Ir Miezis ir Lasmanis jie pripratę mėtyti per rankas ir tokio lygio žaidėjams tiesiog nereikia sudaryti sąlygų atskirų, jie ir patys susikuria tiesiog metimus. Taip, iš tikrųjų labai pajėgi rinktinė. Kalbant apie mūsų, aišku, blogai, kad Pukelis po traumos. Jis taip nėra mobilus, greitas vidurio puolėjas, kalbant apie gynybą. Aišku, puolime duoda Aurelijus labai daug, kai kišami kamuoliai jam ant ūso, ar kai gauna arti krepšiais, ten būna sunkiai sustabdoma, bet apsiginti sunkiau. Žinom, po sunkios traumos. Rokas Jucys, debiutantas, puolime tikrai daugelį rungtynių žaidė puikiai, bet pažiūrėjau, kaip jam radikaliai reikia tobulinti gynybą. Atrodo, tos kojas greitos po puolime, bet gynyboje tikrai reikia labai patobulėti, jeigu jis nori eiti į aukštesnį lygį, varžovai tikrai atakavo. Atrodo, nėra lėtas, bet labai daug praleido 1-1. 3-3 krepšinėje, matai, fiziškumas yra dar svarbesnis negu 5-5 krepšinėje, nėra jokių pasaugojimų gynyboje, kur gali ir komandos draugai pridengti, tačiau automatiškai vienas laukia stovi kaip karys. Ir turbūt iš tikrųjų vienas geras labai dalykas ir svarbiausias laimėjimas yra ne Lietuvos rinktinės turbūt 5. vieta, kuri yra antras pasiekimas apskritai istorijoje. Tai yra, žiūrint pagal faktą, tai yra geras rezultatas, 5. vieta pasaulyje. Tai kaip be pažiūrėsi, išliks vis tiek istorijoje ta 5. vieta. Iš tikrųjų, bet buvo 2022 metais ir sidabras, bet yra viena gera priežastis džiaugtis, vis tik olimpinė sporto šaka patekus į 10 priklauso valstybės stipendija. Ir po tokių čempionatų būtent už rezultatus ir dydis koreliuojasi pagal užimtą vietą. Ir čia, kadangi mes 5, tai nuo 4 iki 6 vietos, ten yra per mėnesį maždaug virš 3000 eurų valstybės stipendija iki kito čempionato arba iki kito laimėjimo, po kurio bus viskas perskaičiuojama. Ir vienas papildomas žmogus, kuris į šią šeimą dabar atėjo su tokiu laimėjimu, tai yra būtent Rokas Jucys. Taip, bet kaip tu manai, man atrodo, kad jau po truputį prasideda kartų kaita. Vis tiek Aurelijus Pukelis, irgi sensa, dar gal bus naudingas, gal metus kitus. Ignas Vaitkus vis tiek jau nėra kaip geriausiais laikais tam savo pike, aišku, žaidžia naudingai. Aišku, tokio trūko, kaip buvo, kai dar sveikas buvo Šarūnas Vingelis, tokio metiko labai gero gal trūko. Nors, aišku, gali ir Aurelijus pataikyti, ir Jucys gali pataikyti. Kaip manai, kad kartų kaita turbūt po truputį ateina? Kalbėti apie kartų kaitą 3-3 krepšinį ir 5-5 krepšinį yra šiek tiek irgi sudėtingiau. Čia galbūt aš vis tik sakyčiau, kad reikėtų kalbėti apie nuolatinę ribą, kuri, jeigu nuolat kartojasi, mes jos neperžengiam, tuomet reikia galvoti apie pokyčius. Nes
pasižiūrėkime į tą pačią Latvijos sudėtį, pasižiūrėkime ir ten Nyderlanduose Vorti de Jongas 38 metų laksto ir šiame krepšinėje vis tik tie metai dar taip nežaidžia tokios reikšmės, kaip, sakykime, 5-5 krepšinėje. Gal apie pokyčius, jeigu žiūrint, labai gerą darbą vis tik daro 3x3 krepšinio asociacija Lietuvos, dėl to, kad viena prioritetinių užduočių apskritai yra įtraukti kuo daugiau jaunimo būtent į 3x3 krepšinį. Rezultatas praėjusių metų pasaulio iki 23 metų čempionų titulas. Iš tos komandos Rokas dabar buvo paimtas, labai akivaizdžiai pamatė ir pats turbūt patys pasižiūrėjom, ko trūksta iki to sakykime, vyriško fiziškumo, būtent tokiam krepšinėje. Gynybos, jam su puolimu neblogai tikrai. Taip. Ir tų žaidėjų, aš manau, tikrai jų visi įsilies, bet, žinai, aš vis tik apie Aurelijų ir Evaldą Džiaugį ypatingai kalbant, kur tokie du, nežinau, terminatoriai užkietėję Lietuvos. Taip, Džiaugys tai, atletiškiausias rinktinės žaidėjas, netrodo, kad jam ten tik kiek daugiau negu 30, irgi puikus fizinis pasirinkimas, manau, Džiaugys tai tikrai dar daug metų. Aš manau, kad gali tam labai aukštam lygiui išlikti. Aš manau, kad ir po kelias ir Džiaugys čia tikrai dar galės N metų tokiam krepšiniui žaisti, aišku, jeigu kad su traumom būtų viskas ok ir viskas gerai. Bet yra konkurencija, ar ne? Gali kas ten, Čelka, tarkim, kažkada pasijungti, dar kažkas. Taip, tai tas pats, mes kalbėjome apie metikus, tai ir tas pats Titas Januševičius, kuris jau važiavęs, taip pat jaunas žaidėjas, viskas gerai, bet Titą reikia saugoti gynyboje, čia su tuo saugojimu yra irgi reikalų šitame krepšinėje, bet turbūt matėm Prancūzijos rinktinėje, ar ne, Lugo Suaras, atkreipė dėmesį turbūt, ar ne, snaiperis. Snaiperis, jeigu reikėtų rinkti snaiperį čempionate, tai tikrai būtų šitas prancūzas, Lugo Suaras. Irgi iš bet kur pataiko. Ir kodėl dabar taip koreliuoju, suvedu, irgi kokio žemų ūgio. Visur mismečio situacijos, visi už jį aukštesni irgi, bet randa tų sprendimų, prisitaiko iš tikrųjų, jis gynyboje kažkaip bando atstovėti, sakykime, bet puolime, ten ir vakar buvo kiek atkrintamosiose, kai žiūrėjom irgi kiek momentų, kuomet jis neperdi per 4 rankas net metą į krepšį. Tai yra tų momentų, kaip... Ne už gynybą moka pinigus. Taip. Žinai, įdomu dar apie Suarą, aš ir pats pasakojau, sunku patikėti olimpinės žaidynės, jis neprasimušė į komandą tiesiog, o dabar yra turbūt vienas geriausių apskritai žaidėjų pasaulio, 3x3, ką mes dabar matėme. Taip, tai pritariu tau, 5. vieta yra labai geras rezultatas, bet kai laimėjom 4 mačus iš eilės grupėje, jau taip atrodo, taip jau norėjosi to medalio. Ir niekada nebuvom tokioje situacijoje, kad vytumėmės varžovus būtent, kaip susidūrėm. Nežaidėm nei prieš vieną metikų komandą, iš tikrųjų, grupės etape. Ir tikrai žaidėm prieš fiziškesnės komandas. Mes žaidėm prieš Braziliją, ten jeigu atsimeni Žanatas Melo, tas žaidėjas, kuris fiziškai turbūt stipriausių laikomas apskritai šitam čempionate. Net ir Evaldui Džiaugiai buvo sunku, jis negalėjo jo pastumti. Mes žaidėm prancūzai irgi, Žiulis Rambo priekiniai linijai. Nieko panašaus neturi Latvijai. Visi 4 yra bėgantis, visi 4 yra visiškai kitokio stiliaus žaidėjai ir nežaidėm prieš tokią komandą. Taip. Latvija tiesiog kažkiek lietuvius pranoko, kičių gerai pastebėjai, greičiu. Kai mums gal kažkiek trūksta greičio, tada, manau, ir svarbu ir tie visi deriniai, trumpi deriniai, kur gali gerą užtvarą pastatyti, apgauti varžovą taktiškai sužaisti, nors 3x3 krepšinį nėra tų labai daug derinių. Taip, tos taktikos tokios ten labai neparuošia, praktiškai visi gyvena iš pick and rollų, tik ir galbūt ten dar tų, sakykime, nežinau, nusileidimų per vadinamosius backdoorus ir labai kažkokios taktikos čia neprigaminsi. Ne, tai žaidžia tą handoffą, perdavimą iš rankų į rankas, eina statyti užtvaros į kraštą žaidėjų be kamulio, nuolatinis judėjimas Latvijai labai gerai be kamulio juda, sakau, labai kokybiškos užtvaros, labai veržlus, atletiški žaidėjai. Raimo išsiskiria. Kaip matom, tradicijam krepšinį matėm, kaip jis žaidė, Pasvaliui netiko, o čia, prašau, pasaulio čempionas. Pasvalyje buvo Milutinovičius, kitas ten iš Serbijos rinktinės mes irgi turėjom.
Turėjom tokį žaidėją. Dabar dar, kalbant apie Roką, irgi puikus buvo pirmose rungtynėse, bet aš kažkaip sakiau, kad tas naujo žaidėjo faktorius, kuomet dar gerai nežino oponentai. Ir reikia ruoštis tam, kad kitose rungtynėse nebus to, kad kažkas pavėluoja kilti iš už užtvaros, per apačią, kažkas duoda kažkiek erdvės ir panašiai. Taip ir buvo. Ir iš tikrųjų tos pradžioje Rokas tikrai atrodė geriau, o po to, kaip sakė, jeigu ir puolime dar bandydavo efektyviai sužaisti, tai vis tik per gynyboje, ir tie patys Latvijai vis tik valgė. Taip, jam, nežinau, reiktų kažkokį ir trenerį pasisamdyti ir, kaip manau, kai daugiau pristatomų žingsnių darytų pradėjo stiprinti kojas, nes atrodo, puolime tos kojas greito, bet gynyboje, nežinau, kiti raumenys dirba ir visai kitaip, kai tu giniesi vienas prieš vieną ir treneriai rekomenduoja žiūrėti puolančių žaidėjo krūtinę, tada šiek tiek lengviau apsiginti, Rokas kažkaip pasimaunant tų klaidinamų judesių, kartais atrodo pusiau ištiestom kojom ginasi, dar labai jaunas, 22 metai tikrai gali patobulėti. Taip, Pukelis tai irgi, kaip minėjom, su 1,5 kojos žaidė iš tikrųjų šitam čempionate, tai irgi turbūt nebuvo didelis pliusas, Džiaugys, aišku, nuostabus visur, bet apie Evaldą, tai sakykime, irgi kokia ištvermė. Tarkim, matai, kiek varžovus nuolat vargina savo fiziškumu, taip pat ir jeigu kalbant, kaip užsiminė apie kažkokią kartų kaitą, aš manau, kad Evaldui čia daug metų dar šitam krepšinį. Ne, tai taip, ta kartų kaita neliečia Džiaugio, manau, kad jisai šitam lygiai. Bet, pavyzdžiui, Pukeliui šiuo metu tokio tinkamo pakaitalo dar neturim. Neduok dievė traumą, ne? Ir tai gegužės pradžioje perbėgo turbūt visiems per akis šitas pasaulio čempionatas. Ir kas tada? Čelką imti? Yra rinktinių matėm, kurios žaidžia be to išreikšto, sakykime, aukšto ūgio. Taip. Tai tuo metu visai kitoks stilius ir visai kitas žaidimas. Bet tada turi būti toks kaip Džiaugys, bet dar truputį aukštesnis. Džiaugio atrodo 1,96 m, ar ne, kiek ten. Tai, panašu į Džiaugį, tik šiek tiek aukštesnį. Tada gali žaisti. Gerai, apie moterų irgi rinktinę. Apie moterų rinktinę. Gaila, žinoma, kad nepavyko tos rungtynės prieš Azerbaidžano rinktinę, gal 5-6 galimybės uždarinėti rungtynės. Gera grupė buvo, iš tikrųjų stipri grupė, 4-5 pagal skirstimą prancūzės, kanadietės Aldita pergalė buvo prieš Kanadą, bet paskui vis tik Ukrainai pralaimėjimas kažkiek sugadino. Iš tikrųjų, negali sakyti, kad Panos nesikovė. Panos tikrai atidavė save, Panos kovėsi, bet buvo tų momentų, buvo tų klaustukų, kurie dabar galėtų būti keliami taip pat ir pratęsime. Tuomet buvo momentas irgi, kuomet mums 1 taško reikėjo, tik tais jau, nes žaidžiama ne pagal skirtumą, tiesiog kas pirmi pelnys 2 taškus, reikėjo 1 taško, bet metam 2 taškus. Aišku, nesi užtikrintas, kad ir tas prasiveržimas bus geras. Taip, gal jėgų, tiesiog jau trūksta jėgų, tu esi pusiau laisvas, tu meti. Ir 12 sekundžių atakai vėlgi yra ne 14, kaip sakykime, 5-5 krepšinį, jeigu išsimesi kitoje aikštės pusėje, ar ne, tu gausi 14. Taip. Tos 2 sekundės čia labai daug lemia iš tikrųjų. Ir nepavyko metimo pataikyti, bet labiausiai, aišku, liūdna, kadangi ta Erika Carter, kuri Azerbaidžano rinktinėje metė lemiamą metimą, irgi traumuota šitame pasaulio čempionate. Praleido pirmas 2 rungtynes ir toks tikrai labai, labai didelis sėkmės faktorius iš tikrųjų. Ten per plauką, taip, kaip sakei, galėjo 5-6 kartus uždarytas rungtynes ir viena ir kita komanda kovėsi nerealiai. Iš pradžių ten to Azerbaidžano amerikiečių kiek nepristabdė, bet paskui, tikrai paskutinės jėgas atidavė, bet vis tiek, įmant kaip bendrą vaizdą, bendrą kontekstą, vis tiek, neatletiška mūsų rinktinė. Neturim būti tokių žaidėjų atletiškų, kaip turi kai kurios kitos rinktinės, tai, čia medalius buvo labai sudėtinga iškovoti ir šį kartą žiauriai nepakrito Kamiliai, suskaičiavau, per visą čempionatą pataikė 6 tritaškius iš
31. Tai yra kažkiek apie 18-19%. Mhm. Per pirmą mačą 2 iš 4 tritaškių, 2 taškių, 3 prieš 3, o paskui buvo 4 iš 27. Taip, Kamil neapsiverčia liežuvis jos kritikuoti, aiškiai rinktinės lyderė, bet gal šiek tiek per daug į save tą Kamilę paklodę traukė, gal ar kai kur daugiau verštis, ar kai kam kitom komandos draugiam duot, iš šono gal lengva pasakyti, bet seniai nebuvau matęs, kad taip jai nekristų. O dabar apie tą pataikymo procentą, o kaip pats manai, iš tikrųjų, kodėl procentai iš toli, čia 2 taškų metimų, sakykime, lyginant su 3 taškais 5 prieš 5 krepšinė, kodėl snaiperiai atėję iš įprasto krepšinio metą apie 40%, čia apie 20% viskas nukrenta. Tai kamuolys kito mažesnis, atrodo lengviau pataikyti, bet aišku, ir nuovargis, o ką tu turi? Tai žinai, yra du svarbiausi dalykai, iš tikrųjų, čia labai lengva paaiškinti, yra dinamika, paprasčiausiai, tai nėra tokių įprastų užtvarų. Realiai tu neišvesi žaidėjo mesti taip, kaip kartais būna, sakykime, laisvas gali atakuoti, labai reti atvejai. Ir kitas yra momentas, apie kurį iš tikrųjų daug kas nepagalvoja. Tai yra vadinamasis heart rate'as, tai yra širdies dūžiai. Normaliame 5 prieš 5 krepšinėje, tai vidurkis yra apie 160-165. O 3 prieš 3 krepšinėje 185. Pulsas. Vidurkis, taip, pulsas. Ir tas 20 dūžių, pabandyk pats išmesti kamuolį, atrodo, gal čia labai kažkokio skirtumo nėra, yra milžiniškas skirtumas. Ir su 20 daugiau tikrai yra pataikyti daug kartų sunkiau. Taip, nusimuša kvėpavimas, tai taip. Pats žaidęs profesionaliai, kai buvau jaunas ir gražus, tai taip, kai tu padūsti, kai sakai, gauni pompą, nusimuša kvėpavimas, tau pataikyti yra daug sunkiau, bet Kamilė gali vis tiek geriau mest. Šį kartą, nepaėjo, ką padarys. Taip, dar matai komandų pačią statistiką, irgi atkreiptinas dėmesys, ten rodo pataikymas iš toli, ten 11, 12, 13%, atrodo, kad tarsi tragiški tie procentai yra, bet jie yra normalūs dėl to, kad žaidi prie visiškai kitokios dinamikos, prie visiškai kitokio krepšinio. Tai taip, bet, kai nekrenta, gal kartais įmanoma paieškoti kitų variantų, bet aišku, kai tu padūsęs esi, tau refleksas mesti, nes tai yra lengviau negu verštis, kai jau visai linksta kojos. Tai. Taip, yra kaip yra 11 vieta galutinė moterų 3 prieš 3 krepšinio rinktinės, gaila aišku, kad ir į tą 10 nepavyko patekti, bet kamuolys apvalus. Ir taip, kamuolys, kaip sakė, yra šiek tiek sunkesnis, bet moteriam jos žaidžia su tuo pačiu 6 dydžio kamuoliu. Tai moteris tuo pačiu žaidžia kamuoliu, 6 dydžio, bet vyrams jis yra mažesnis. Tik tas 6 dydžio kamuolys, lyginant kaip 5 prieš 5 krepšinėje, jis yra čia sunkesnis. Tiesiog ir žaidžia su vienodu kamuoliu ir vyrai, ir moteris. Va, tokios yra. 11 vieta, sakyčiau, toks stipriai vidutiniškas pasirodo, koks nors 7 baliai turbūt sistemui, vyrams gal 8 parašyčiau dabar, nes kaip mokytas esu pedagogas, tai norisi vis pažymę visiems parašyti. Ir išsitaisyti paskui leisti. Ir išsitaisyti. Ne, čia jeigu pataisa, jeigu neigiamas balas, tada ištaisyti, dabar visai neblogai. O tai jeigu teigiamas balas išsitaisyti neleidai mokiniams? Ar neleidžiama apskritai yra? Jeigu dovanų nuperka, tada leidžiu. Tai dabar žinos visi, ką daryti reikia. Taip, Europos čempionato atranka laukia moterų rinktinės, tai būtina yra patekti, ten 9 rinktinės dalyvauja ir reikia užimti 2 vietas pirmasis, tai 2 rinktinės iš tų 9 važiuos Europos čempionatą, vyrai aišku kaip Europos čempionų titulą ginantis, tai automatiškai važiuoja ir sezonas tęsiasi, sezonas tik prasidėjo pasaulio čempionatu ir ta 11 vieta irgi turbūt kaip ateityje žiūrėsim, matysim tik skaičių, pamiršę pačias rungtynes, pamiršę N galimybių, tai vis tiek nėra labai jau blogas rezultatas. Taip, tiesa, noriu paklausti, tu ten labai įsigilinęs ir į
prieš 3 krepšinį. Norėjau, kad išleistų, kad patį išleistų norėjau, bet neėmė vis tiek. Donatas Lanina, ar ne, papildė ir trenerių štabą. Koks ten jo indėlis, už ką jis ten atsakingas, už gynybą ar puolimą? Donatas už viską, jis yra kaip patariamasis Dainiaus Novicko balsas, kaip, treneris, tiesiog yra trenerio asistentas, sakykim taip. Pastebėtas Donatas buvo per atskirus turus Lietuvos čempionate su savo Šiaulių krepšinio akademija. Ir ta Šiaulių krepšinio akademija treniruočių metodiką veda labai įdomią, beje. Veda būtent, kuri labiau yra orientuota į tą tokį dinaminį krepšinį, sakykime, kaip ir 3-3. Ir didesnis intensyvumas, dinamika yra spartesnė. Pats Donatas, ten dirbdamas vienas iš trenerių beje, yra pastebėjęs, kad tai padeda greičiau tobulėti vaikams, jaunimui ir taip toliau. Tai jis tą metodiką 3-3 krepšinio ir 5-5 krepšinio taiko irgi. Ir būtent taip tie vaikai, kurie atėjo žaisti Lietuvos 3-3 čempionatuose turnyruose, tai jie nusileisdavo vyrams fiziškumu visų pirma, bet Donatas visur kartu su jais. Įdomūs sprendimai, pakankamai atkreipė dėmesį, tikrai viskas įdomu ir buvo pakviestas į rinktinę. Tai yra, sakykime taip, 3x3 asociacijos nuskautintas tiesiog specialistas. Ir aš manau, kad jis ateitį turi čia šitam krepšinį ir jis tikrai jame bus. Kai duos naudos, vienam Dainiui turbūt sudėtinga viską apžiūrėti, nors jisai taip. atrodo antžmogis, bet vis tiek reikia pagalbos. Tuo labiau dar žiūrėk, kada vyksta čempionatai, vyksta visada ir vyrų ir moterų rinktinės važiuoja. Jis ir jaunių treneris, jis visų turbūt rinktinių, kiek yra rinktinių, tiek trenerių. Apskritai visko dar galėtum ir dar. Kaip Mikaločius Kretingoje, taip. Taip, Kretingos patriarchas ir veidas, taip Dainius apskritai visko. Taip, buvo tų detalių, aišku, ten ir Labuckienė gal galėjo, sakykime, galėjom tikėtis, kad tas baudas pataikys, bet tas 3-3 krepšinis tuo ir įdomus, irgi žiūrint ir paskui kitų rinktinių mačus, tai viena pramesta bauda ar kažkoks net kovotas kamuolys lemia, kur viskas nueina iki paskutinio metimo irgi. Tai tuo ir yra ši disciplina, krepšinio disciplina, aš tai pavadinsiu, žavinga, iš tikrųjų. Taip, apie baudas man kilo mintis, ten tokie lankai gana minkšti, jeigu aš būčiau labai pavargęs, sunku pabandyčiau gal ir nuo lentos mes, čia tikrai ne bairis, sakau. Tai tritaškai, žiūrėk, krito nuo lentos, šiaip žaidėjams, nuo lentos mėtytis tritaškai. Taip. Man atkreiptinas dar dėmesys buvo ir pats organizuotumas su daug atrakcijų iš tikrųjų toje Varšuvoje, kiek transliacijų metu matėsi, kiek nesimatė, bet apskritai organizatoriai labai stengiasi, kad veiktų viskas aplink. Ir tai yra tikrai labai sveikintina ir pagirtina, kad visa tai nėra tik sporto varžybos ir krepšinio rungtynės. Tai yra daug papildomų dalykų, kurie įtraukia apskritai visus. Tai 3x3, sakykime, per tą nuo pirmojo savo čempionato, tai tikrai išaugo, galima sakyti, aukščiausio lygio renginį. Taip, žiūrint per televizorių, atrodė, kad ten organizacija tikrai labai, labai aukšto lygio ir žiūrovų tikrai labai daug. Tai virš 17,000 bilietų parduota buvo. Visi iššluoti. Ir jau savaitės pradžioje buvo į pirmą sesiją dienos būdavo nemokamai įleidžiama, galima buvo pirkti VIP bilietą, kuriame ten atskira ložė, ten man atrodo iki 10 vietų, ten ir maitinimas kartu iš karto, tai o vakarinės sesijos jau buvo perkami bilietai, jeigu aš dabar gerai atsimenu, nuo 60-70 eurų kažkas jie kainavo, tai savaitės pradžioje nebuvo bilieto į jokią vakarinę sesiją iki pat sekmadienį. Taip dar kalbėjom taip pat su rinktinės vadovais irgi, kad laikas pradėti galvoti ir tokių čempionatų fone, kaip plėsti tribūnas ir kažką daryti, nes tai ne pirmas kartas yra, kuomet iššluojami bilietai ir nebėra kur jų įsigyti. Gal kažkada ir Lietuva organizuos pasaulio čempionatą, ar Europos? Bus galima paklausti, aš manau, rinktinės vadovų ir čia būtų iš tikrųjų, manau, istorinė siekiamybė, kuri Lietuvoje susprogtų su savo pateikimu ir žinomumu, iš tikrųjų.
Taip, bet reikia tos arenos, kaip pavadinti, žinai, tinkamos su daug vietų. Pati rinktinė labai džiaugiasi tuo, kad treniruočių aikštelės šį kartą buvo atskirtos nuo žiūrovų. Jos buvo šiek tiek aukščiau, ten palipė tokiais laipteliais ir buvo atskirai galima apšilinėti. Stovėjo apsauga, kuri jokio pašalinio neįleisdavo žmogaus. Tai vadinasi, niekas neteis ten su noru nusifotografuoti, su noru paklausti, pasikalbėti ar patrukdyti. Vėlgi šitas dalykas naujas buvo, iš tikrųjų. Labai patiko, sakė komandom visom, kurios apšilinėjo ir turėjo privatumą. Taip, puiku, tai gali susitelkti tik rungtynėm, niekas neblaško tavęs, tai čia. Taip. Čia labai geras dalykas, manau. Taip. Gerai, eikim tiek apie 3-3 krepšinį, turbūt eikim toliau. Aš manau, Matas Buzelis debiutuos rinktinėje. Buzelis, Jakučionis, Valančiūnas, Vaidai, senai regėtas ažiotažas, turbūt, ar ne? Taip. Apie susidomėjimą, turbūt Lietuvos rinktinės vasarą, net ir nevykstant finaliniam kokio nors čempionato etapai. Taip, turbūt viena stipriausių rinktinių bus per visą istoriją. Gaila, kad dar Domantas Sabonis neatsigavęs po traumos, jeigu būtų dar jis ir smagu dėl Buzelio, pameni, skeptiškų buvo daug kalbų, čia Buzelis neis, nes ne tie federacijos vadovai, čia yra pačiasas neva, ir bet pasirodo, ne tas, kad vis tiek yra patriotas. Aš manau, kad prie to ir Jonas Valančiūnas prisidėjo, kažkiek įkalbėdamas gal Matą Buzelį, nesakau, kad pats Matas nėra patriotas, prisidėjo tėtis, Aidas, žinau, Rolandas Kaisgirys, kalbėdamas su Mato tėčiu Aidu, kurie yra geri draugai ir žiauriai įdomu bus, kaip jis atrodys europietiškam krepšinį. Lengva gali nebus, nes aikštelė mažesnė, įsipratęs atviroje aikštelėje bėgti. Taip, jeigu nepakristi ritaškiai varžovai susispaudos baudos aikšteliai, irgi gali kilti problemėlių, bet jis tokio kalibro žaidėjas, manau, kad vien puolime ten gali atsikovo daugybę kamuolių ir ten primestų tų taškų, jeigu nepakristų ten kokie tolimi metimai. Bet žinai, ko man labiausiai norėtųsi čia, kad tas ažiotažas, kuris dabar supa pačią rinktinę, neperliptų individualių žaidėjų pamatymo lūkesčio iš sirgalių pusės. Individualių žaidėjų pamatymo lūkesčio kaip svarbesnio už bendrą rinktinės rezultatą. Ne Jakučionio ar Buzelio debiutas, ne Buzelio pirmasis įžengimas ten ir nuotraukos užfiksavimas iš tribūnų yra pats svarbiausias rungtynių ar atrankos lango. Čia atrankos langų šią vasarą įvykis. Svarbiausia yra vis tiek Lietuvos rinktinės pergalė toje D grupėje, kur ir taip mums yra nelengva. Ir tos 2 pergalės yra būtinos, svarbiausia yra vis tiek pati sistema, tik svarbu, kad įrankius mes jau turime ir gavome kur kas solidesnius. Aš manau, kad su Britais didelio vargo nebus, bet su Italais, manau, Italai irgi surinks stiprią rinktinę ir čia mūsų komandai bus vos ne finalas, nes jeigu dar kartą pralaimėtume Italams, paskui mūsų lauktų turkai, serbai, kur sakė, ir Jokičius atvažiuos, ir bosniai. Paskui jau antram langė turbūt gali ir Buzelio Jakučionio nebebūti. Vėl kita sudėtis ir mirtinai svarbios rungtynės yra su Italais. Ir Kurtinaičių pačiasui nelengva. Kartu beveik nepastreniruos, kaip sakoma, tai Ąžuolas Tubelis, ne tik kartu nestreniravą nelabai pažįsta, pusiau juokavo, sako, Buzelis mane pamatė, nepažino. Tai va, nelengva. Čia, aišku, reiks, manau, labai supaprastinti žaidimą. Ten. Kuo mažiau derinių, pick and rollas, vienas kitas derinys, nes, laiko kartu ruoštis bus labai, tikrai mažai. O kaip tu žiūri, Vaidai, pats man irgi įdomu tas ažiotažas dabar neregėtoje aukštumoje, bet ar tikrai mes galvojam, kad tampame komandą, kurioje, sakykime, viena ar kita asmenybė gali atnešti rezultatą didesnį nei komandinis darbas? Nes turėti asmenybės, turėti charakterius, turėti individualų talentą yra labai gerai, bet jį dar reikės išnaudoti. Čia dabar pats svarbiausias turbūt momentas, nes pirmais metais ir Janis nesuprato, ką čia europiečiai žaidžia. Taip, aš atsimenu. Kaip Rimas Kurtinaitis sakė, ne? Tada ant Antetokumpo
Antetokumpo, Matas dar geresnis metikas, Antetokumpo iš toli retai meta ir retai pataiko. Ir čia Europos FIBA krepšinė leidžiamos tokios pagalbos, kokios neleidžiamas NBA. Ir uždaro visiškai baudos aikštelę, kai tu nepataikai iš toli ir ką. Tada lieka greitas puolimas, bet jeigu nepavyks atkovoti kamuolį, jeigu varžovai pristabdo greitą puolimą, greitai grįžta į gynybą ir atrodo, FIBOS krepšiniai gali prapulti ir didžiausias žvaigždės, Buzelis dar ne, jau kylanti NBA žvaigždė, tai be abejonės jisai labai daug duos naudos, bet nereik laukti, kad iš karto per pirmas rungtynės ten būtų kažkokie stebuklai. Visai kitoks krepšinis čia. Kaip Rimas Kurtinaitis sakė, reikės mokyti daug dalykų. Tai visų pirma, aišku, apie sisteminius dalykus kalbama taip, nes ir kitoks krepšinis, kaip sakai, žaidžia. Komandinė gynyba, manau, būtų sunkiausia Mato Buzeliui FIBOS krepšiniai ta komandinė gynyba. Bei daugiau, ten gynyba vienas prieš vieną iš esmės, o čia, kur eiti į pagalbą, kur tai reikės tikrai nemažai ko išmokti. Man, žinai, kas labai smagu dėl požiūrio paties. Tai Čikagos Bulls klubas be jokių problemų Matą išleido ir žinome mes kartais tą NBA klubų paburnojimą prieš norą atstovauti šalių rinktinėms, bet ten ir valdyba keitėsi, kiek žinau, Čikagos klube. Nežinau, ar tokiam geram požiūriui būtent turėjo tas faktorius įtakos, ar tiesiog natūraliai žaidėjo norai buvo aukščiau, kas mums patiems yra labai gerai. Tai aš manau, kad ir tas, tai galim pridurti, kad ir Miami Heat organizacija sudarė sąlygas Jakučioniui. Taip, teisingai. Erikas Spoelstra, vienas geriausių NBA trenerių, jisai puikiai irgi žino Lietuvą, kiek svarbi Jakučioniai ir Lietuva, jau patriotiškumas, tai iš karto uždegė žalę šviesą, manau, panašiai ir Čikagos Bulls organizacija nežiūri taip siaurai į viską, tai galbūt ir traktuoja, kad Matas dar kažkiek patobulės ir bus dar naudingesnis Čikagos komandai, nors čia kiek kitoks krepšinis, bet išmoks kai kurių dalykų, kurie pravers jam ir NBA. Svarbiausia be traumų, kad ir kur be žaistų. Žinai, aš norėčiau grįžti dabar, kur anksčiau dar, Vaidai, irgi sakei, kad buvo tokių kalbų, kad nežais dėl trenerių, nežais dėl rinktinė esančių žmonių ir panašiai, bet nepamirškim vis tik čia ir to, sakykime, asociacijos darbo. Žinai, vis tiek yra ryšys nuolatinis, komunikavimas taip pat. Matas visada norėjo žaisti rinktinėje ir su juo buvo komunikuojama nuolat. Tik Matas visą sezoną ir šį prašė palaukti šio sezono pabaigos. Ir būtent sezonui pasibaigus, susisiekus, išreiškė norą, kad tvirta taip. Net nebuvo jokių diskusijų ir kažkokių tai kalbų. Ir tas procesų valdymas, žinai, siekiant sprendimo, bendravimas, ryšys, palaikymas, tai nesvarbu, kokios priemonės yra svarbiausia, žiūrint fundamentaliai galbūt, kad tai yra pasiekta ir tai yra įgyvendinta. Viskas. Taip, ir manau, kad čia tėvų įtaka, nes Matas jau gimęs yra Amerikoje, tai nėra ką norėti, kad tik gimtų ir būtų didžiulis Lietuvos patriotas gyvendamas visai kitoje aplinkoje. Čia aišku ir tėvų įtaka, ir asociacijos vadovų, ir Jono Valančiūno, žinau, ir Rolando Skaisgirio, ir dar kai kurių. Pats nebandai rašyti, gal irgi ne. Reikės paprašyti, kad antram langė dalyvautų, paprašyti. Gal su Aido tėvu esu žais, gal neatsimins, bet teko žaidė Kauno Atlete, Vilniaus universiteto komandoje teko prieš jį ne kartą žaisis kitoj pozicijai, čia genai, tėvo šuolis buvo. Jis buvo neaukštas, gal 1,90 m, bet vos nesu galva lanką pasiekdavo, tai tie genai, žinai. Bet tada tu visada mėgsti pabrėžti, priminti. Pasigiriu. Girtis mėgstu, kai aš žaidžiu. Kuomet aš žaidžiau, kai aš dariau tą irgi, aš atsimenu, kaip Tomas Pačėsas irgi yra sakęs, ar yra išlikę bent kas nors, kur galėtum kaip pasakyti, pateikti. Yra išlikę ir
kai kur atvešiu tą laikraštį iš karų. Ne, čia gal atrodo tikrai kaip girimasis, daugiau ne. Bet sekančiam kartą atsivežk iš tikrųjų, nes aš norėčiau pamatyti, nes niekur neįmanoma rasti. Ne, tu paklausk, ten Rolando Skaisgirio, Romaldo Brazausko, Ryčio Sabo, daug. Tai va. Ne, tai kad žaidės, tai nebaugi ten kažkokią žvaigždė, tik aš sakau, prisimenu Mato, tėtį Aidą Buzelį, tai buvo toks kovingas žaidėjas, neturėjo kažkokio talento didelio puolime, bet šuolis tai buvo gal vienas geriausių Lietuvoje. Ir kai atletas žaisdavo prie Žalgiris, neretai prieš Einikai. Gindavos, įsivaizduo. Pusę galvos. Čia 90 kažkelinti, tada turėjo būti metai. Jo, prieš 90, 90. Pati pradžia. Arba 88, 9, taip. Dar tada mane nebuvo, aš nuo 90 kažkur ten atsiradau. Tai va, buvo tokie laikai. Kalbant apie patį Matą, irgi kaip tu manai, kad Matas, mes tikimės, ką jis duos rinktinį, jeigu viskas, sakykime, gerai, bet pačiam Matui iš kitos pusės rinktinė būtent be to natūralaus, sakykime, atstovavimo savo Lietuvos šaliai, būtent kokia Matui bus nauda šį vasarą, jeigu žiūrint pragmatiškai prieš artėjant NBA sezoną. Kūną sustiprinti. Nes vienas iš jo uždavinių yra, kad pats kalba pridėti jėgos, sustiprinti kūną irgi. Taip, kažkiek, bet nemanau, kad čia per trumpą laiką jis labai sustiprins tą kūną. Ir Bulių treneriai akcentuoja, kad viena jo silpnybių, kad kai jam tenka gintis prieš labai galingus, fiziškai stiprius, ant ūso jam, trapus kūnas, bet žiūrėk, kurį kontrargumentą. Žiūrėk, Kevinas Durantas, ar jis atrodo kažkoks raumenų kalnas, yra NBA super žvaigždė. Tai su to kūno stiprinimu reikia atsargiai, žinom, kaip galima sulėtėti gerokai, kai tu prisiaugini raumenų, jeigu ten koks prastesnis fizinio parengimo treneris, tai galima šiaip sustiprėti, stiprinti tą kūną, bet nebūtinai, kad jis išsipūstų, žinai, ten raumenų daug prisiauginti. Tai čia. Žinai, kai esi tokio ūgio kaip Durantas ir turi tokį metimą aukštą kaip Durantas ir tokį taiklumą, tai kūno nereikia iš vis. Tai. Mato, aišku, reikia tritaškį patobulinti. Kartais visai neblogai pataiko, žinai. Tai va, bet žmogus tiesiog skraido, aš sakau, jeigu jam ten nepakris, jisai puolime nusims daug kamuolių ir gynyboje ten daug nustogos bet labai svarbu nusimti kamuolius ir pasileisti greitą puolimą. Tada jis ten žingsniai jau atsispiria toliau nuo tritaškio linijos 2 žingsniai ir meta iš po krepšio. Tai kaip Janiui užtenka 5-6 žingsnių visą aikštę perbėgti. Tai kažko greitam puolime panašus į Janį. Tikrai Matas yra. Turi panašumą. Laukia labai įdomi vasara. Čia yra akivaizdu. Gerai, turbūt eikime toliau, dar LKL finalai irgi prasidėjo, apie taktinius dalykus gal ten nekalbėsime labai. Man labiausiai įstrigęs, žinai, koks dalykas yra žiūrovai pirmose, aš apie pirmas kalbu LKL rungtynes. 7,000 Kaune, kur sirgaliai vis tiek sutikime ateina visų pirma kaip į renginį, sakykim. Dabar galbūt, galime meluoti savo, galime meluoti kitiems, bet nesant Vilniaus Rytui finale, su visa pagarba visoms komandoms, kurios žaidžia atkrintamosiose, tai žalgiriečių viena iš pagrindinių dabar atsiradusių užduočių tai yra nusiteikimas. Ir sirgaliams taip pat nėra principinio varžovo, bet yra tikslas iškovoti titulą ir tie 7,000 žiūrovų pirmose rungtynėse Kaune visai netrodo blogai, ar ne? Taip, bet kiek girdėjau, gerokai atpiginti buvo bilietai, nepalyginsi bilietų kainų Eurolygoje ir LKL. Aišku, jeigu būtų Rytas, būtų pilna arena, bet... Taip, bet žiūrim, ką turim dabar. Tena visiškai, kita vertus, tena visiškai to nusipelnė. Aišku, meistriškumo skirtumas didžiulis, bet gal kažkiek Žalgiriui ir pakutens padus. 9,000 pernai pirmose rungtynėse su Rytu buvo Kaune.
Pirmose buvo 9 000, po to jau trečiasis rungtynės jau susirinko 5 000 daugiau, bet pirmos rungtynės buvo 9 pernai su Rytu, dabar 7 000 su Utena, tikrai nėra prastai. Taip, kad nėra Ryto finale, nuostolį lygai, televizijai, daugam galbūt tiem pačiam Žalgirio sirgaliams. Žinai, daug saldesnė pergalė yra prieš Rytą negu prieš Uteną. Tai čia negali, bet Utena sukūrė stebuklą ir jie to vertė. Aš neatsimenu tokios pelenės istorijos, 11 pralaimėjimų iš eilės, pakeitė treneriai ir komanda visiškai radikaliai pasikeičia. Atrodo, tie prasti žaidėjai, ir aš kalbėjau, kad komplektacija prasta, bet pasižiūri, kad tai nebloga ta komplektacija, kaip treneris išlaisvina žaidėjai, suteikia jam daugiau laisvės ir žaidėjai pradeda mėgautis krepšiniu, nes prieš tai atrodo, kad atlieka sunku darbą, žinai, kaip jėga išvaryti tą aikštę yra. Tai vis dėlto treneris gali padaryti didžiulę įtaką ir iš vidutinybių padaryti aukšto lygio žaidėjus, o iš visų žemo lygio žaidėjų ar vidutinybė. Ten koks Cherry, Malikas Johnsonas gal taip, tokia ne į temą, bet kaip Uleckas atsiskleidė, jau Kurtinaitis sako, ims į antrą. Nes Eglinskas suprato, kad Uleckui reikia duoti ir žaisti su kamuoliais. Labai ir pick and rollą gerai žaidžia, labai kūrybingai žaidėja. Čia, žinai, vienas iš tų momentų, kalbant apie pačią Uteną ir trenerį, ir trenerio pakeitimą, kuomet tinkamas žmogus idealiai atsiduria tinkamoje vietoje. Čia negali žinoti, kaip būtų kitoje komandoje, kaip būtų kitame klube, bet čia tiesiog vienas kitą surado, žinai, tai yra visiškai tobula. Ne ta žodis, tai dabar Glinsko vertė išaugo, žinau, jam dabar, aš gal jo vietoj, vis tiek lauks pasiūlymų iš geresnių, turtingesnių klubų. Bet jis Čempionų lygoje turės galimybę. Turės galimybę, bet neaišku, pavyks kaip sukomplektuoti komandą. Vis tiek, aišku, manau, kad savivaldybė daug duoda, bet duos dar daugiau. Tai manau, kad Laimonas ir pasiliks. Ir dabar atvirkštinis variantas irgi, kuris man pačiam užstrigo, tai Klaipėdoje pirmos rungtynės 1447 žiūrovai. Čia man, žinai, norėtųsi pasakyti Klaipėda, alio, komanda tarp 4 stipriausių. 6 metus reikėjo, apie tai nuolat buvo kalbama, kad laukiam, kada Neptūnas bus vėl pirmajame ketvirte, kada sugrįš. Čia turėjo anksčiau ar vėliau sugrįžti ir prašom, komanda kaunasi tame ketvirte. Aš suprantu, kad galbūt nusivylimas kažkoks, nes buvo tikimasi jau, kad ir finale galbūt žais, kuomet Rytas iškrito ketvirtfinalėje, bet paties fakto tai nekeičia. Tai komanda vėl konkurencinga, gal ir banguojanti, bet ji kovoja dėl medalių. Ir tas lankomumas Klaipėdoje yra visiškai dingęs. Varžovas taip pat yra principinis Panevėžio Lietkabelis, kuriam daugybę metų buvo pralaimima įvairiose, sakykime, dvikovose. Ateikit, parodykit, kad myli tą krepšinį. Pažiūrėkit, kaip Utena myli tą krepšinį. Klaipėdiečiai, jūsų įrankiai dar didesni, bet jūs tiesiog to atrodo neišnaudoja dabar. Taip, aš manau, kad čia lėmė didžiulis nusivylimas, kad komanda į finalą nepateko ir pralaimėjo prieš Uteną. Girdėjau, kad kai kurie klaipėdiečiai skundžiasi, kad kiek per brangus bilietai. Aš dabar tiksliai nepamenu. Bet tu pažiūrėk, ir Lietkabelis, kai pusfinalį žaidė su Žalgiriu, pustuštė arena Panevėžy, tai išlepia, kai kurie, žinai, sirgaliai. Kartais ir patogiau ant sufkutės atsiguli, paėmė nealkoholinę lūčią ir tingi kažkur eiti ir žiūri. Arba, aišku, dabar ir nuo oro, jeigu geras oras, žmonės važiuoja į gamtą, labai priklauso ir nuo oro. Tai, bet truputį keista, tikrai. Nes aš sakau, Klaipėda yra po tiek metų sugrįžusi į tą stipriausiųjų ketvirtą, nežiūrėkite tas aplinkybės nusivylimus kažkokius, kad nežaidžiat finale
tiesiog yra, jūs jau esat ketvirtus, galite iškovoti medalius po tiek laiko. Komanda po tiek metų pirmą kartą tarptautinėme turnyre žaidė šiemet. Ir buvo visai neblogų tų rungtynių, buvo ir pergalių iškovotų. Taip, tas bangotumas turbūt yra didžiausias priešas Neptūnui šiame sezone, bet reikia gerbti tą rezultatą, kuris yra ir tikrai galimybės yra visos. Taip, ir šiek norisi pagirti Neptūną, aš galvoju, maniau, kad po pralaimėjimo Utenai nukris į ūpas, psichologiškai palūš ir ūpo nebebus, bet jeigu kalbėtume apie pirmas rungtynės, tai jie super agresyviai pradėjo gynyboje, net Lomažas stengiasi gintis, kaip Rusija juokauja, kuris pasitaupo gynyboje, puolime ten lyderis, na, tokios telkusio Neptūno nemačiau, matyti ten pirti užkūrė ne tik Petrauskas treneris, bet gal ir klubo vadovai. Apie Žalgirio Juventuso, aišku, skirtumus ir pats kalbėjai, o iš tikrųjų, kaip pats galvotum, kuris klubas pagal situaciją alkanesnis turėtų būti mažajame finale šitam bronzos apdovanojimui? Lietkabelis, kuris nuolat įrodo savo vertę, ar ne, pavasarį įrodinėja Lietuvoje? Ar vis tik Neptūnas, kur aš čia jau 10 minučių kalbu apie jų 6 metus pastaruosius? Tai Neptūnas, aišku, turėtų būti alkanesnis, bet tos bronzas nori ir Lietkabelis, ir Čianakas. Bet Lietkabelis niekada nepasisotina. Bet šį kartą tikrai bus sunku Lietkabeliui, nes, na, šį kartą su komplektacija šiek tiek, manau, prašovė Lietkabelis, plus labai daug traumų. Neptūnos sudėtis, man atrodo, solidesnė yra, šiek tiek solidesnė, bet žinom, Čianakas labiau patyręs už Petrauską ir kaip atrodytų dažnai Lietkabelis, kartais tragiškai, bet vis tiek jie pasiima tą bronzą. Tai va. Gerai, ir turbūt pabaigai, nežinau, nebuvom čia pasiruošę šitam reikalui, bet man įdomu labai NBA finale, ką palaikai. Žinok, nes Turi kam simpatizuotum labiau. Abi komandos labai patinka. Aš manau, aš noriu labiau, kad New Yorkas laimėtų. Jie, nežinau, daugybę metų nėra laimėję. Aš dar žiūrėjau tuos finalus, kai žaidė prieš Houstono Rockets ir Ewingo Ladžiuvono dvikovą, kai New York'e buvo Starksas, Oakley, tas Robertas Horry, Houstono Mario Eli ir Smithas naktį keldavausi. Naktį keldavausi, taip. Ir tada Rockets tą finalą. 4-0 tada buvo, aš atsimenu, man. Ne, ar 4-2. Bet čia apie 95 kalbė, aš šitų, taip, 95 aš šito nelabai atsimenu, bet atsimenu dar 99, kur Sprewellas Houstonas prieš Timą Duncaną tada, kur su Spurs žaidė po to lokauto sezono irgi. Tai dabar, nes kodėl noriu, kad New Yorkas laimėtų, kad seniai nelaimėjo, nes dėl to, kad aš neseniai buvau New York'e ir man dabar gal geriausias pasaulio miestas yra New Yorkas. Jeigu apsilankai, tampi to miestas ir galiu. O Spursai, kaip ir Oklahoma, yra prikimšti jaunų talentų, jaunų žaidėjų ir tikrai dabar manau, kad 5 metai ir kiek į priekį mano prognozija laimės arba Spursai, arba Thunderiai. Dažniausiai jie laimės, jie tikrai dar laimės. Čia yra irgi, girdžiu tokių iš šalies, žinai, kaip Vembanjama vis tiek anksčiau ir vėliau laimės. Taip. O žinai, New Yorkas yra išgyvenęs irgi šį sezoną tokį, kuriame jie verti viską apžiūrėjo. Ir rodinėja Maikas Braunas, kokio lygio yra treneris, treniravęs ir Daumantas Sabonį puikiai pažįstantis Lietuvą ir dėl jo smagu ir europietišką krepšinį, tai kur 2 kart buvo rinktas NBA geriausių metų trenerių, bet kažkaip Sakramentui, netiko. O prašau, čia panašu, kad atves į čempionų titulą New Yorką. Panašu, taip.
Na ką, turbūt ačiū Vaidai tau. Vasara tik prasidėjo, daug jaunimo turnyrų ir rinktinių reikalų čia bus. Mes juos irgi aptarsime, padiskutuosime. O dabar ką, turbūt nepamirškite paspausti sekti, nepamirškite paspausti patinka, stengsime to dėmesio skirti visiems. Krepšinis vienyje, bet kad vienėtų geros nuotaikos fone, tam reikia pergalių, tai to ir palinkėsime visiems. Tai ačiū, kurie žiūrėjote ir iki kito karto. Paspausim, iki. Krepšinio legendų ir sirgalių aikštelėje jau įamžintos 3 Sabonių kartos. Tačiau nemažiau legendiniai yra ir Lietuvos krepšinio sirgaliai. Ir kiekvienas iš jūsų. Įsiamžinkite ir jūs prie krepšinio namų esančioje legendų ir sirgalių aikštelėje. Visi mes už Lietuvą.